Ramos žygdarbiams aprašyti prireikė nemažai laiko. Ir išminčius Valmiki aprašė šitos žygdarbius šventraščiuose. Iš 7 knygų yra 24 000 šlokų. Tuo metu prieš 2 milijonus metų valdė demonas Rakšasas Ravana. Jis buvo labai baisus, jo visi bijojo. Jis valdė Lanką. Jis įgijo iš viešpaties Brahmos palaiminimą, kad jo niekas negalės nugalėti. Buvo ištremti 14 metų į mišką. Išėjo Rama, paskui jį sekė Sita ir jo ištikimas brolis Lakšmana. Ir vieną kartą demonas Maričiai pasivertė auksiniu elniuku ir išbėgo, kad nuvilioti Ramą nuo Sitos. Elniukas šokinėjo, sukosi ratu, jis buvo labai gražus. Elniuko grožis pakerėjo Sitą. Rama, Lakšmanai, pažiūrėkit, koks gražus elniukas. Aš tokio dar nesu mačiusi. Prašau, atneškit į man jį. Šitas elniukas yra nepaprastas. Tai pasivertęs demonas Maričiai. Jisai nori nuvilioti mūsų Ramą ir pagrobti Sitą. Na ką tu kalbi, jis toks gražus, prašau, Rama, prašau, atnešk man tą elniuką. Jis toks gražus, aš taip noriu su juo pažaisti. Gerai, aš atnešiu tau jį. Rama, prašau, neik. Nieko nenutiks, aš greitai grįšiu. Tik saugok ir nepaleisk iš akių Sitos. Taip pasakęs Rama nusivijo auksinį elniuką. Demonas Ravana turėjo savo planą, nes jisai sužinojo, kad Sita yra nuostabi ir norėjo ją pagrobti. Ir todėl jis atsiuntė demoną Maričiai, kuris įsikūnijo auksinio elnio kūne. Tačiau Lakšmanas viską labai gerai suprato ir jis norėjo išgelbėti nuo šitų įvykių Sitą ir Ramą. Deja, buvo kitas planas. Aš jaučiu, kad miške kažkas atsitiko Ramui. Bėk, prašau, pažiūrėk, jam kažkas atsitiko, aš tikrai jaučiu. Girdi tos garsus? Ten tikrai Ramui kažkas negerai. Tie garsai apgaulingi, tai... Ne, koks tu brolis? Tai neramus. Koks tu brolis, jeigu negali eit ir jo išgelbėt? Tu tik nori manęs, aš supratau. Eik, prašau, eik, aš suprantu. Man viskas bus gerai, tikrai. Motina Sita, tai neramus balsas. Tai apgavystė, tai Maričiai nori pagrobti tave. Man viskas bus gerai, tikrai. Eik, prašau, į mišką ir išgelbėk Ramą. Lakšmanai, padėk! Girdit, ten Ramo šauksmas, prašau, eikit ir padėk. Lakšmanai, padėk! Rama mane sakė tave saugoti ir niekur neiti. Ne, prašau, man viskas bus gerai, tikrai. Gerai, sutinku. Bet pirmą aš paprašysiu, kad miškas ir mistinė gali saugoti tave. Taip Lakšmanas nubrėžė liniją, iš kurios Sita negali išeiti. Lakšmanas labai ją nori apsaugoti, bet yra kitas planas. Sita, aišku, labai džiaugiasi, kad Lakšmanas išeina gelbėti savo brolį ir pažiūrėti, kas jam nutiko. Taip Lakšmanas pasiėmęs savo lanką, nuėjo į mišką ieškoti. Sita jokių būdų neperžengs šitos linijos, nes jei tu ją peržengsi, tau bus pavojus didžiulis. Ir taip išėjo Lakšmanas ieškoti į mišką Ramos. O tuo metu Sita buvo savo vietoje. Tuo metu Ravana pasivertęs išminčiumi artinosi prie Sitos.
Mata, can I have some drinks or foods? I'm so hungry and thirsty. I came here so far away. Sita buvo labai miela širdinga. Ji norėjo pamaitinti išminčių, bet ji tiesiog dvejojo. Ir norėjo duoti, ir vėl dvejojo, ir vėl norėjo duoti vaisių, ir vėl sudvejojo. Bet vis dėlto nulėmė išminčiaus. Padėkit, I'm the Ravan! prašau, padėkit kažkas, praneškit Ramai. Ir tai buvo Sita pagrobta Ravanos. Ir tuo metu viską matė Džetajus. Jis taip pat kovėsi su Ravana. Jam daug tūkstančių metų. Ir šitas paukštis paprašytas Sitos pranešti, kas nutiko, jei susitiks Ramą ir Lakšmaną. Tuo metu grįžta Rama su Lakšmanu į savo buveinę ir jie pamato Džetajų. Ir jie neranda Sitos, o Džetajus jiem praneša, kad Sita pagrobė Ravaną. Kur Sita? Lakšmanai, aš tau ją palikau saugoti. Kas nutiko? Aš išgirdau balsą, kad tau pavojus ir palikau Sitą. Juk aš tau ją patikėjau. Nesvarbu, eime ieškoti. Gerai. Beidami ieškoti Sitos, ėjo jie ilgai Rama su Lakšmanu. Ir beidami jie sutiko didį viešpaties atsidavusi. Ar žinote, kur Šri Lanka? Yes, I know. Who are you? Aš esu Rama. I am your devotee. My name is Hariman. We are going to Lanka. Taip. Pagrobė mano žmoną Sitą. Can I join with you for bring Sita Mate? Galite. Eime. Ir visi kartu išėjo į Lanką. O tuo metu Sita sėdėjo Lankoje ir visada galvojo tik apie savo viešpatį Ramą. Ir daugiau nieko nenorėjo girdėti. Ji negalėjo valgyti, nei gerti, nenorėjo su nieko kalbėti, jei paukščių balsai buvo nemalonus, jei tarsi žemės vydo iš po kojų, ji galvojo tik apie savo viešpatį Ramą. Ir kartą Ravana atėjo pas Sitą. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Sita, are you ready for the marriage? Jau geriau mirsiu, negu tekėsiu iš kito vyro. Jai Shri Ram, Jai Shri You Ram. have everything in here. All the universe I will give you on your food. Mano visa visata yra viešpats Rama ir niekas jo nepakeis. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. Okay. Jai Shri Ram. Jai I will give you 3 days. If you are not accept me, I will force you. I will kill everything of you. Jai Shri Ram. Taip taręs Ravana išėjo. Sitai davė tik 3 paras apie tai pagalvoti. Ir tuo metu Hanumanas pasiekė Sitą. Slapčia
Jam pavyko prasibrauti, kad pamatyti Jai Sitą. Sri Ram. Are you Sita Mate? Taip, aš esu Sita. Lord Rama sent me to give you a message. We will bring back to as soon as possible. Jai Sri Ram. Ačiū, aš nekantrauju su juos pasimatyti. Hanumanas pranešė žinią ir taip išvyko pas Ramą ir Lakšmaną. Pranešti žinią, kad sutiko Sitą. Sita visada galvojo tik apie viešpatį Ramą. Rama, Lakšman ir Hanumanas išėjo į Lanką. Tuo metu buvo statomas tiltas, kad pasiekti. Statė visi skrusdėlytės, voriukai, statė visi šitą tiltą. Jie atvyko susitikti su Ravana ir jį nugalėti, kad atgauti savo mylimą Sitą. Jie pasiruošė kovai. Ir dabar ateina Ravana savo visame pavidale, nenugalimasis Ramana, su 10 galvų. Hi Rama, why you are here? Aš atėjau susigražinti Sitą. Išspręskime tai taikiai. Jei tu man ją gražinsi dabar, aš atleisiu tau visas tavo klaidas. No. Your place is jungle. You have to go there. This is my place. And also, Sita is mine. Mes tau turime tik vieną pasiūlymą. Jei tu jo nepriimsi, mes tave sunaikinsime. Okay, let's see who will kill who. Ir tai prasidėjo kova. Jai Sri Ram. Ravana buvo nugalėtas. Rama su Lakšmanu susitiko Sitą. Sita, mes išgelbėjome tave, tu laisva. Aš taip jūsų laukiau. Ir taip šita istorija baigėsi laimingai ir sėkmingai. Spektaklyje vaidino Ravana iš Lankos, vardas Darshan. Hanuman iš Indijos, vardas Džubin. Auksinis elniukas iš Lankos Mataji, vardas Ashini. Sita, Bhakti Agni. Rama, Sulamita. Lakšman, Bhaktas Sigitas. Dėtai paukštis, Abajus. Ačiū Jums. Režisierius Šimati Ratkanadi.